Gražiausi pirmo kėlinio epizodai mūsų ekranuose. 2018 kol kas priekyje Pieno žvaigždžių ekipa. Bene didžiausia problema, matėme ir žiūrėdami į statistiką, Pieno žvaigždėms yra tritaškai, kol kas visi 6 buvo netaiklus. Kalbant apie varžovus, pataikytas vienas tolimas metimus iš 3, įmetė Mindaugas Girdžiūnas. Na ir Girdžiūno problema taip pat yra nemaža. Krepšininkas pelnė 7 taškus, pataikė 3 metimus iš 5, bet geriausias pirmo kėlinio žaidėjas yra Artiomas Kovaliovas, kuris sugebėjo pasižymėti šiame mače pirmame ketvirtyje 6 taškais, 4 atkovotais kamuoliais ir 12 naudingumo balų. Na, Artiomas Kovaliovas irgi, kaip ir minėjau, įsižaidžia geras rungtynės su Žalgirio komanda. Čia Pleikys pataiko prieš 2 varžovus išnėręs ir išlyginęs rezultatą po 20 turi abi komandos. Na, tad Artiomas Kovaliovas sulaukė ir pagirų Ramūno Cvirkos. Per daug negyrė kaip įprasta Cvirkai, bet sakė, kad Kovaliovas dabar jaučiasi geriau. Toks banguotas jo sezonas. Jeigu krepšininkas tik įgauna geresnę formą, jeigu tik gali žaisti, vėl trauma, vėl lygos ir netiek ir daug galėjo žaisti šį sezoną Kovaliovas, kad galėtų būti labai geros formos, bet dabar atrodo, kad visai neblogai jaučiasi ukrainietis. Džonas Gilonas provokuoja pražangą ir stoja mesti baudų. Pirmą baudą pataiko Gilonas. Įprastai nuo atsarginių žaidėjų suolo kylantis krepšininkas, bet kaip ir minėjau, per tas 8 rungtynes jis yra naudingiausias komandos žaidėjas. Renka šį sezoną krepšininkas po 11 taškų ir 12 naudingumo balų, kai žaidė Pieno žvaigždėse 19-20 metais jo rodikliai buvo geresni, bet tada ir žaisdavo daugiau, buvo pagrindinis komandos kūrėjas. Žaidėjas su kamuoliu, čia numestas kamuolys į kampą. Ir vėl Mindaugas Girdžiūnas tarp 2 varžovų. Štai taip sugeba jis nardyti tarp oponentų bene 3 kartą. Šiandien Šaulys ir Pocevičius šį kartą prieš Mindaugą Girdžiūną buvo atsidūrę. Girdžiūnas. Vystys stato užtvarą, Mindaugas Girdžiūnas veržiasi į dešinę pusę, Jogėla, pick and popas, lieka prie 3 taškų zonos Matas. Guščio užtvarą, 2 prieš 2, na, Matas Jogėla puikiai vertina žaidimą, nuostabus jo. Pick and rollas, geras perdavimas Guščiui ir viskas ko ne idealu, geriau ir negalėjo būti, nes dar ir 2 taškai ir pražanga įrašyta. Na, ką ir kalbėjau apie Matą Jogėlą, tai nėra tik krepšininkas, kuris pats gali rinkti taškus. Na, tai yra žaidėjas, kuris gali ir kurti derinius savo komandai, gali žaisti pick and rollus. Matas Jogėla per rungtynes atkovoja po 5 kamuolius, atlieka 2 rezultatyvius perdavimus. Ir pats Matas sako, kad norėtų sikilti jau ir į aukštesnį lygį. Visų pirma, visos jo mintys žinoma yra su Klaipėdos Neptūno komanda, kaip pabaigti šį sezoną, kaip užimti kuo aukštesnę vietą, geriau pasirodyti atkrintamosiose. Bet galbūt pavyks pakilti ir į Čempionų lygos ar Europos taurės turnyro komandą Matui. Šį sezoną Jogėla renka 12 taškų ir 14 naudingumo balų. Nusileidžia Wiley pagal naudingumo balus. Nusileidžia pagal taškus Davidui Gailiui, bet yra antras. O čia greita ataka ir Pleikys greitoje atakoje pelno 2 taškus. Įsibėgėjo Klaipėdos Neptūno ekipa, geras perdavimas. Čia nuošalėje, kaip sakoma, liko Pleikys ir pelnė 2 lengvus taškus. Jaredas Kaningiamas į kairę pusę veržėsi, jo verpstė, prarandamas kamuolys ir pražanga fiksuojama prieš Pleikį. Pastaruoju metu stabtelėjo šiek tiek Pieno žvaigždžių komandos puolimas. Šiame ketvirtyje kol kas apskritai pasvaliečiai sunkiai renka taškus. 2-5 pralaimi šį kėlinį, tad minutės pertraukėlės prašo Ramūnas Cvirka.
Ramūno Cvirkos patarimai komandai, girdėjome ir apie Matą Jogėlą, kad tai yra gerai besiginantis žaidėjas ir galbūt nėra pats geriausias pasirinkimas atakuoti Matą Jogėlą, galbūt galima paieškoti ir kitų alternatyvų, sužaisti prieš kitus krepšininkus. Mindaugas Girdžiūnas grąžina kamuolį į žaidimą, Matas Vaitkus taip pat žaidėjas, kuris, galima sakyti, kad pastaruoju metu demonstruoja neblogą formą, kaip ir Oskaras Pleikys. Yra Gustys penketė ir žinoma Jogėla, labai netaiklus Pleikio metimas ir bando bėgti į greitą ataką. Šaulys išleidžia kamuolį už aikštės ribų. Šaulys pradėjo rungtynes nuo suolo, matysime, kaipgi jam seksis įsilieti, nes tai būdavo žaidėjas, kuris labai gerai pradeda rungtynes. Galima prisiminti ir akistatą jo sėkmingiausią karjeros su Šiauliais, kai pelnė regis pirmus 15 komandos taškų. Su Žalgiriu taip pat traukė komandą į priekį. Pirmame kėlinyje atkovoja kamuolį Kovaliovas. Stapteli čia ties vidurio liniją. Gilonas. Kovaliovas. Perdavimas į kraštą. Krašte yra Evaldas Šaulys. Atgal Martynas Pocevičius. Veržiasi į kairę pusę. Neblogas sumanymas įkišti perdavimą buvo ten. Į baudos aikštelę kertančiam kamuolį atiduoti Kovaliovui. Bet šį kartą pataikyta į varžovus. Oskaras Pleikys vis daugiau žaidimo laiko gaunantis krepšininkas, kaip ir Matas Vaitkus. Pleikys rungtyniauja šį sezoną po 15 minučių. Ir tas pats Matas Vaitkus žaidžia po 12, bet pastaruoju metu jų vaidmuo yra išaugęs komandoje. Pacevičius Gendopas Gilonui. 8 sekundės atakai, Gilonas į pusiau kraštą, Kovaliovas žingsniuoja. Pirmą padėjo koją, tada sumušė kamuolį. Dar kartą čia ta situacija. Po 4 taškus ir 5 naudingumo balus renka Kovaliovas, bet su Žalgiriu 13 taškų, 16 naudingumo balų, pataikė 3 tritaškius iš 5. Ir visi šie rodikliai buvo krepšininko karjeros rekordai, bet į Lietuvos krepšinio lygoje. Vaitkus. Į kairę pusę nugarinė užtvara Guščio ir pražanga puolime. Neleistinai pastatyta užtvara, dar kartą žiūrime šią situaciją, judėjo šiek tiek Rokas Gustys. Ir kelia nykštį į viršų. Gustys sutinka su tuo, kad taisyklių pažeidimas yra užfiksuotas. Evaldas Šaulys grąžins kamuolį į žaidimą. Su juo penkete Gilonas, taip pat rungtyniauja Kaningemas. Žaidžia Pocevičius ir žaidžia Kovaliovas. Kibi mato Vaitkaus gynybą, bando jis spausti savo varžovą. Spausti kamuolį, o čia gerai juda kamuolys jau Pieno žvaigždžių komandos puolime. Iš toli metimas taiklus, pataiko Evaldas Šaulys. Per varžovą taiklus jo metimas, lygina rezultatą. Vienas Pieno žvaigždžių komandos lyderių, vienas geriausių komandos snaiperių. 44% šį sezoną tolimų metimų pasiekė tikslą. Taikliau meta tik Julius Jucikas, Rikardas Kuksikas. Jucikas, žinoma, tritaškių beveik nemeta. Kuksiko šiandien nėra. Gustys geroje padėtyje gavo kamuolį, bet Martynas Pocevičius. Geras darbas gynyboje. Gustys. Yra pražanga, net kovoja kamuolių. Pieno žvaigždžių ekipa, gynyboje tarsi viskas yra gerai. Bet Rokas Gustys ima kamuolius, prieš tai atkovojo Pleikys. Žygimantas Janavičius pasirodo aikštėje. Rokas Gustys stoja prie baudų metimų linijos. Nepataiko pirmos baudos. Gustys baudas meta 66% taiklumu, tikrai nėra pats patikimiausias baudų metikas. Irgi banguotas rungtynės, bet neblogą mačą sužaidė su Nevėžio OptiBet ekipa. 31 minutę žaidė Gustys, pelnė 10 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 17 naudingumo balų, tad visai neblogai pasinaudoja minutėmis, kurias gauna, kai Wiley negali komandai padėti. Elinas veržiasi į kairę pusę. Evaldas Šaulys atakuoja iš toli ir taiklus Šaulio metimas. Vėl išveda Šaulys komandą į priekį. 2 jo tritaškiai leidžia gyventi Pieno žvaigždėms. Ar tame penkete galbūt irgi Evaldas Šaulys bus labai svarbus, kai ilsisi starto penketo krepšininkai. Dabar fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Jaredas Kaningemas nepatenkintas. Šiandien 4 taškus yra surinkęs Kaningemas.
rezultatyviausias komandos žaidėjas šį sezoną. Malmonis grįžta į aikštę. Sumažėjusios ir jo minutės. Tiek Malmonio, tiek žinoma komanda paliko ir Malikas Vaitas. Kol kas du legionieriai, kurie nelabai įsitvirtino komandoje. Renaldas Malmonis sulaukė labai daug pasitikėjimo Mindaugo Brazio, bet ne visada pasinaudoja savo galimybėmis. Bet tarkime, su Ryto komanda žaidė 32 minutės. Renaldas Malmonis. Elinas. Jucikas stato užtvarą. Elino perdavimo Šauliui. Perima kamuolį Klaipėdos Neptūno komanda, bet čia labiau ir Pieno Žvaigždės suklydo šį kartą. Gailius veržiasi į kairę pusę ir provokuoja pražangą Deividas Gailius. Kažkaip bus įskaityti. Štai taip sugebėjo sužaisti Neptūno komandos lyderis. Jau buvo pradėjęs dvižingsnį. Tokia yra teisėjų nuomonė Deividas Gailius. Ir Ignas Vaitkus pasirodo aikštėje, keičia į Savaldą Šaulį. Šaulys pataikė porą tritaškių ir taip trūktelėjo komandai į priekį. Dabar jau Gailius stoja prie baudų metimų linijos. Ilgametis komandos lyderis Deividas Gailius dar su Martynu Mažeika Eurolygoje traukdavo komandą į priekį. Šį sezoną taip pat Deividas Gailius renka po 13 taškų ir šis krepšininkas yra rezultatyviausias komandos žaidėjas. Pataiko dabar Deividas Gailius ir baudą, yra surinkęs šiandien 5 taškus. Corey Allenas. Gerdas Cunningamas gauna Gendopo iš Elino. Vėl iš rankų į rankas Ignas Vaitkus. Corey Allenas nerizikuoja Pieno Žvaigždės, žaidžia Gendopais prie tritaškio linijos, bet nieko nepavyko susikurti. Tenka improvizuoti Elinui, žaisti 1 prieš Pleikį, sudėtingas metimas. Ir ima kamuolį Kovaliovo, suteikdamas dar vieną galimybę savo komandai, nepatenkintas Mindaugas Brazys. Elinas. Prieš Pleikį gali žinoma žaisti, tai ir bando daryti. Corey Allenas eina į kairę ir pelno taškus. Vėl sumažinamas skirtumo iki minimalaus 30-31. Janavičius. Į kampą dar kartą Žygimantas Janavičius. Mindaugas Girdžiūnas atakuoja iš tolimos distancijos ir taikliai tai daro Girdžiūnas. Jis šiandien jau yra pelnęs 10 taškų, tai yra rezultatyviausias mačo krepšininkas. Pirmas žaidėjas, kuris pasiekė dviženklę ribą šiame mače. Kovaliovas. Cunningamas, Julius Jucikas, Ignas Vaitkus, vėl prieš Pleikį, Jaredas Cunningamas turi prieš save Deividą Gailių, gerai juda kamuolys, puikiai atrastas Artiomas Kovaliovas, be priežiūros buvo likęs Pieno Žvaigždžių komandos puolėjas ir dar 2 jo taškai. Kovaliovas šiandien ir antrame mače iš eilės labai rezultatyvus, 8 taškų surinko. Almanis, Janavičius, padvigubinta gynyba prieš jį. Oskaras Pleikį žaidžia nugarą prieš Julių Juciką ir gerai dirbo Jucikas gynyboje, bet Pleikys išvinguriuoja vis tiek ir pasižymi taškais. Pataiko nuo lentos 34-32. Elinas. Kovaliovas. Imitavo užtvarą, pick and popą sužaidė Pieno Žvaigždės. Kovaliovas neturėjo progos atakuoti iš toli. Jaredas Cunningamas Kovaliovui klauzauto situacijoje atakuoja jis savo oponentą Renaldą Malmonį. 3 sekundės atakai. Vaitkus po klaidinamų judesių paleidžia tritaškį per Deividą Gailių. Nepavyko pataikyti Pieno Žvaigždžių komandos krepšininkui. Girdžiūnas. Jo klaidinami judesiai tikrai gerai valdyti kamuolį gebantis žaidėjas yra Mindaugas Girdžiūnas. Žygimantas Janavičius prašo užtvaros, kad galėtų veržtis į kairę pusę Žygimantas Janavičius. Ir Pleikys dar kartą iš kampo atakuoja labai netaikliai. 2 jo metimai iš čia buvo tikrai labai prasti. Na ir šiaip Pleikys tritaškius meta tik 21% taiklumu ir būtent jo tritaškiai yra visai geras scenarijus Pieno Žvaigždėms. Pleikys šį sezoną pataikė 4 tritaškius iš 19 iki šio mačo. Šiandien Neptūno komandos puolėjas prametė 2 metimus, tritaškiai beje nebuvo metami, metė iš kampo, mynė linijas, taigi dabar minutės pertraukėlė.
Jūs ir galite tas rungtynes Pieno žvaigždžių komanda žais balandžio 26 dieną, trečiadienį. Namuose susitiksime su Gargždų ekipa. Nedaug, žinoma, lieka iki reguliariojo sezono pabaigos. Trečias rungtynes iš eilės netrukus žais namuose. Pasvalio Pieno žvaigždės susitiks su Gargždų komanda jau kitą savaitę, balandžio 26 dieną, po to išvykoje Utena. Namuose Jonava ir išvykoje 7bet Lietkabelis. Ir tokie mačai lieka Pieno žvaigždėms. Jucikas meta nuo vienos kojos, metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Malmanis. Janavičius. Rokas Gustys buvo šalia, Janavičius pats meta, bet pritraukia prie savęs varžovus ir Gustys puikiai dėl kamuolio pakovojo. Šiandien antri šansai yra nemaža Pieno žvaigždžių komandos problema, leido varžovams atkovoti 4 kamuolius. Pieno žvaigždės beje taip pat nusiėmė 6, irgi daugoka. Korelino metimas tikslo nepasiekė, ima kamuolį Deividas Gailius. Greitoje atakoje Gailius klysta ir sutrukdo dabar Evaldui Šauliui Julius Jucikas. Buvo visiškai vienas priekyje Jaredas Cunningamas, turėjo puikią situaciją greitąją atakai, o čia taiklus Korelinas, mojo ranka Ramūnas Cvirka, nepatenkintas, kad nepavyko surengti greitos atakos, bet viskas baigėsi dar net geriau, nes pataiko tritaškį Korelinas. 35-38, geras perdavimas Gailiui ir Gailius pataiko pro viršų, įmetė kamuolį Žygimantas Janavičius. Janavičiaus rezultatyvus perdavimas ir Neptūno persvara siekia 5 taškus. Ignas Vaitkus, Jaredas Cunningamas, Julius Jucikas. Evaldas Šaulys. Pakilo Rokas Gustys, stepauto situacijoje jis grįžo į baudos aikštelę prie Juliaus Juciko. Stato užtvarą Julius, užstrigęs Vaitkus, Korelinas, labai geras pirmas žingsnis. Na ir štai taip prastai gynėsi čia ir Deividas Gailius, suteikęs progą Korelinui išmesti visiškai laisvą metimą paskutinėmis sekundėmis, o čia Matas Jogėla paleidžia tritaškį, irgi susikūrė neblogą progą. Taiklus Jogėlos metimas. Gera Guščio užtvara, nespėjo išlysti varžovas ir Jogėla pataiko tritaškį. Korelinas. Jucikas stato užtvarą, Elinas labai turėjo daug erdvės, Cunningamas veržėsi į kairę pusę ir geras perdavimas Jucikui. Pataiko Julius. Visiškai kietai sužaidė baudos aikštelėje, dar čia dviejų galiūnų dvikova. 37-43. Janavičius. Deividas Gailius. Guščių ir puikiai įvertino žaidimą Deividas Gailius, atlieka rezultatyvų perdavimą. 37-45. Elinas. Julius Jucikas ir nepavyko pasižymėti Juliui taškais. Pražanga yra Rokui Guščiui. Mindaugas Girdžiūnas ir Matas Vaitkus netrukus pasirodys aikštėje. Keičiami yra Malmanis ir Janavičius. Reaguoja dabar į tai, kad lieka nedaug laiko Mindaugas Brazys ir leidžia tokį penketą, kuris daugiau galėtų būti naudingas komandai puolime, nes lieka 29 sekundės ir 70 iki antro kėlinio pabaigos šiose BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristato Depo. Neptūnų žinoma taip pat lieka nebedaug rungtynių. Labas gas, čia nėra baudos metamos. Neptūno komandai tai yra taip, tik 4 komandinė pražanga, nepasiekia dar 5 komandinių pražangų ribos. Taiklus metimas nuo lentos, pataiko Martynas Pocevičius. Ir dabar jau minutės pertraukėlė, taigi Neptūnui lieka rungtynės su Labas gas išvykoje, namuose Gargždai, svečiuose Uniclub Casino Juventus ir namuose Alytaus Wolfsai, o dabar ir abiejų komandų pokalbiai
Pačios nuostabiausias pieno žvaigždžių šokėjas. Galime jau konstatuoti, kad Pasvalio pieno žvaigždės po rungtynių su Žalgirio ekipa neteko jau netgi ir teorinių galimybių patekti į atkrintamasis varžybas, nes 7 pergalės, 8 vietoje yra Nevėžis OptiBet, lenkia varžovus 2 pergalėmis ir turi tarpusavio rungtynių persvarą, laimėjo 2 tarpusavio rungtynes, o čia Mindaugas Girdžiūnas veržėsi į dešinę pusę. Girdžiūnas meta tritaškį ir jo nepataiko, taigi 39-45 po 2 kėlinių rezultatas toks, tikrai labai atkaklios šios BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurias pristato Depo, jas grįšime po pertraukos, galėsime stebėti rungtynes Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje, tad likite su mumis.